Šiame video norėčiau pakalbėti apie naujo Lainės nario registraciją. Visų pirma, tam, kad užregistruoti žmogų, jūs turite pats suprasti, kaip veikia Lainės, kokios yra naudojimo galimybės, kokia yra nauda. Kadangi pats to nežinosite, nelabai turėsite ką papasakoti ir registruojamam žmogui, tai reiškia, kad jūsų registracija neduos jokios naudos, todėl geriau net negaiškite nei savo, nei to žmogaus laiko. Jeigu patys naudojatės, matote naudą, žinote, ką patarti žmogui, tada žinoma pirmin. Ekrane matote registracijos įrankį, tai yra draugystės skrajutė, joje yra įsegta ir kortelė, ir būtent jos pagalba užregistruojame naują žmogų. Skrajučių galite gauti kiekvienoje valstybėje Lainės atstovybėje, jos kaina yra 1 euras. Būna išimčių, kad jas platina ir tam tikri lojalumo partneriai atskiruose miestuose arba šiaip fiziniai asmenys, kurie yra suinteresuoti Lainės plėtra. Taigi, turint šią skrajutę, einame prie sekančio žingsnio. Atsidarome savo Lainės puslapį, prisijungiame su savo vardu į slaptažodžiu ir užeiname ant skilties, kaip tai veikia. Viduryje matome registracijos skiltį ir 2 pasirinkimai: rekomenduotina mokamai internetu bei registruoti skrajute. Renkamės antrąjį variantą. Čia pasirenkame valstybę, kurioje norime registruoti naują narį, šiuo atveju yra parinkta Lietuva. Įvedame čia skrajutėje esančios kortelės brūkšninį kodą ir pildome likusią informaciją, tai yra ponas ar ponė, vardas, pavardė, gimimo data, mobilio telefono numeris. Pirmajame langelėje jums nieko daryti nereikia, čia yra įvestas šalies kodas. Į sekantį langelį rašome sekančius 3 skaitmenis ir į trečią langelį likusius 5 skaitmenis. Po to elektroninio pašto adresas, gatvė ir namo numeris, pašto kodas, teisingai suvedus pašto kodą vietovė yra rašoma automatiškai. Uždėkite varnelę, kad žmogus gautų naujienlaiškius, kadangi tai yra labai svarbu, ir spauskite toliau. Sekančiame puslapyje užbaikite registraciją, tuomet žmogus į savo elektroninio pašto dėžutę gaus laišką iš Lainės su nuoroda, kurią paspaudus žmogus užbaigs registraciją, susikurs savo pageidaujamą slaptažodį, patvirtins, kad sutinka su Lainės taisyklėmis, ir po to gaus prisijungimo duomenis, SMS žinute arba elektroninio laiško. Tai yra viena iš registracijos galimybių. Kita registracijos galimybė yra nenaudojant išvis skrajutės, kadangi jeigu jūs, pavyzdžiui, norite užregistruoti žmogų, kuris gyvena Jungtinėje karalystėje ir trumpam grįžo į Lietuvą, jums reikalinga Jungtinės karalystės skrajutė. Jeigu tokios neturite, o žmogus jau sekančią dieną išvyksta ir norite registraciją padaryti greitai, tai jums reikia rinktis kitą variantą. Grįžkite atgal į registracijos pasirinkimą ir spauskite rekomenduoti nemokamai internetu. Čia pasirinkite valstybę, tai mūsų atveju minėjom, kad tai yra Jungtinė karalystė, įrašykite elektroninio pašto adresą, įrašykite žinutę ir spauskite pakviesti. Žinoma, informuokite žmogų, kad jis lauktų jūsų laiško, ir atsidarę savo pašto dėžutę, jis turėtų rasti laišką. Jeigu jis naudoja Gmail pašto dėžutę, Lainės laiškai dažniausiai keliauja į reklamos skiltį. Taip yra ir šiuo atveju. Atsidarome Lainės laišką, matome siuntėją, matome žinutę, kurią patys įrašėme, ir čia yra nuoroda į registracijos puslapį. Ta nuoroda paspaudus, žmogui yra atidaroma registracijos forma, jau ta kalba, kurioje valstybėje jis registruojasi, o mūsų atveju tai yra Jungtinė karalystė, ir žmogus pats savarankiškai pabaigia registraciją, užpildo reikalingus laukelius, suveda saugos kodą ir užsiregistruoja.
Dabar vienintelis skirtumas yra tas, kad naudojant šį registracijos būdą žmogus negauna fizinės kortelės. Jeigu žmogus turi išmanųjį telefoną, tai yra ne problema, kadangi jis gali naudoti Lainės programėlėje esančią elektroninę kortelę, bet jeigu jis vis dėlto nori fizinės kortelės, tai jam reikėtų grįžus į savo valstybę, tiesiog atstovybėje įsigyti būtent šią skrajutę, tos valstybės, išsilupti ten esančią kortelę ir ją susijęti su savo ID numeriu. Kaip tai yra daroma? Vėlgi prisijungime prie savo paskyros. Ir prisijungę prie paskyros pasirenkame paspaudę ant savo nuotraukos mano kortelės. Jums atsidaro toks langas ir jūs spaudžiate pridėti kitą kortelę. Čia reikia suvesti naujosios kortelės brūkšninio kodo numerį ir spausti pridėti. Tokiu būdu kortelė bus susieta su jūsų ID numeriu ir kuomet jį bus naudojama, naudos grįž būtent jum. Na ir trečias registracijos būdas yra tinkamas tuomet, kai neturite interneto ryšio arba neturite prietaiso, kuris naudoja interneto ryšį ir galima užregistruoti žmogų. Tai yra pati skrajutė. Reikia užpildyti joje esančią registracijos formą, įvedant lygiai tą pačią informaciją, kuri apačioje pasirašo rekomenduojantysis asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę ir ID numerį, o dar žemiau parašius miestą ir datą pasirašo naujasis narys. Ši forma yra nuskanuojama arba nupaveiksluojama ir nusiunčiama į tos valstybės ofisą. Šiuo atveju mes matome Lietuvos Lainės ofiso elektroninį paštą ir tuomet ofiso darbuotojai registraciją užbaigia ir žmogus gauna žinutę arba elektroninį laišką su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Na kągi, nepamirškite žmogui suteikti pagrindinį informaciją, kaip naudotis Lainės naudomis. Pakvieskite jį į mūsų Facebook grupę, kad jis turėtų pačią naujausią ir aktualiausią informaciją apie naujus partnerius, apie ateinančius renginius ir panašiai. Ir ką, belieka jums palinkėti daug registracijų ir sėkmės.